Taigi, sveiki, mes šiandien susitinkam BAP serveryje ir jo, pastebėjau, kad daug kas žaidžia BAP serveryje, tai galvoju, kodėlgi man nepradėjau žaisti BAP serverį. Tai jo, tai pats pirmas dalykas turbūt pasiemam rinkinuką naujokų, turim armorą ir jo, aš manau, čia pradėsim žaisti. Nepamiršiu hardcore, bus ir hardcore'as, bet bus, kaip sakant, reikia paįvairinti. Spawner taisyklės. Fermoje gali būti 5 spawneriai, vienoje jos gali būti iki 20 hoperių. Vienoje jos gali būti vienas, po vieną fermą. Vienas spawneris rezidencija nėra fermų. Įdomiai. Tai čia reikia, kaip suprantu, pinigų prie daug. Kas turtingiausias? Gamiliau. Jo, oho. 200 lemų. Į baltopą pirmą tikrai nešausim. Bet jo, manau, galim daryti RTP, ieškoti vietos, kur pasidarysim savo fermas arba namus. Kodėl man čia pabugino? Nesuprantu. Jo. Galvojot, kodėl ten yra latest dead? Tai dėl to, kad aš buvau biški žaidęs, aišku, daug nieko neturėjau. Bet jo, norėjau tiesiog fresh starto. Ir galvojau tiesiog nušoks nuo kalno ir bus fresh startas. Tai ir prisirinkim šiaip Spruce logo, nes visai gražiai šių statosi. Kaip matėt mano hardcore antram epizode, kuris pusiau antras ir trečias, toksai viduriuki, nes jo. Na žodžiu, viskas papasakota yra antram epizode. Ne viskas, bet kas buvo man su antru epizodu, tai jo. Ir jo. Šiaip aš manau, ne. Man reikia seklių. Tai jo. O pažiūrėkime, gerai, tai pirmas dalykas pasižiūrim, kas yra geriausia šitose fermose. Tai pumpkinai. Tai geriausia yra pumpkinai. Jo. Nebent turėti bičių fermą ir honeycombas. Kas turbūt ir bus mano sekanti ferma. Nes 7-5 čia tikrai yra daug. Tai jo. Tai reikės surasti, kur yra bičių. Ir tiesiog pasidaryti didelę bičių fermą. Ir manau, reikės daryti į honey bottle. Nes vienas honey bottle 7-5 eurai. Aš manau, čia labai gerai. Gerai, turim 5 setingus, tai čia labai gerai. Šitus galim čia išdėlioti. Tai va visai gražiai. Šį gerkėlį galim pasimti. Kaip pradiniam pinigų šaltiniui, nes pačiau jie visai gerai. Jo, 4 eurai pradžiai tikrai yra labai gerai. Tai jau dabar ieškom kokios lygesnės vietos. Arba kad bent jau nereikėtų labai daug nusikasnėt. Nes aš vis laiką servėse esu pripratęs, kad nesvarbu kokia vieta. Tiesiog aš paimsiu, nusikasiu, jeigu ką. O, va, apie ką aš ir kalbu. Manau, čia va šitą užsidengsiu. Ir va čia va galim pasidaryti savo resą. Ir taip. Tai. Ir čia reikia pinigų, kad pasidaryti savo resą. Ok. Jo, svarės dar čia nebepagėrė. Tai kiek dirbtas mums duoda? 1. Tai mums reikės jau biškį daugiau. Šiaip, aš dabar galiu bandyti pasimaininti, čia pasidaryti savo home. Ir jo.
pasimaininus, tada aš gausiu daugiau pinigų. Kaip tik prie manęs yra visai neblogas klimato keivas. Tai mes jame pasimaininsim. Ir jo. Pasimaininsiu, gausiu biškį pinigų ir sugrįšimės vėl į filmavimą. Tai va, grįžom po mažo pinigų gavimo būdo. Tai žodžiu, viskas įvyko taip, kad iš Advent Calendar atsėmiau 19 dieną ir gavau neblogą lūtą. 4 totemus ir 2 stekus XP botlų. O XP botlų čia labai brangiai parsiduoda, tai pardaviau po 60 000 ir pas mane dabar 120 000. Tai jo, dabar galim pasižiūrėti aukcioną, nes va, 100 000, 105 000. Totemai čia va visai brangus. Bet va, ko aš norėjau, tai buvo Fortune Pickaxe, kurio aš nei mačiau, nei matau. Tai jo. Nu, kodėl čia ai. Tai jo, čia nenormalus kainas. RSTP Ir nėra tai, kad aš reklamuočiau servą, bet jo, aš atėjau tiesiog paprastai pažaisti. Nes kitose servuose nėra taip įdomu, kaip, pavyzdžiui, BAP serveryje. BAP serveryje tu nėra, kad labai greit gali prasimušt, bet su tam tinkamais būdais tu gali čia būti milijonierius. Ir aš ką tik nusipirkau steką XP bottle, kurį aš galiu parduoti už 60 000. Bet tai va. Lengvai. Ir dabar parašom šitam žmogui, nes iš manęs prieš tai porą stekų buvo nupirkęs. Tai va, turim dar 100 000. Tai jo, turim 180 000. Ir jo. Gerai, kad užmačiau aš tą kaipgi, tos XP bottle. Ir taip, tai dabar galim varyti RSTP į savo resą. Ir jo. Parduot galim šitus totemus, manau. Po kokius 3 000. Ir jo. Vis tiek, manau, aš noriu, kad iš manęs greičiau nupirktų. Aišku, aš prarandu didelį pinigų kiekį, bet negalim pasilikti. Bet, man nėra labai svarbu. Man svarbu kitiems žaidėjams duot, negu savo. Aš svarbu mažiau turėsiu, bet tegu kiti daugiau turi, tai jo. Ir nebandau čia būti toksai mandagus ar taip toliau. Tiesiog aš esu toksai labiau draugiškesnis žaidėjas, kuris labiau padeda kitiem, kai gali pats. Tai, tai jo. Geriausia buvo pumpkinai, ne? 401 sėklą. Pasiemam. Tada mums reikės crafting table. Furnyso. Ir jo. Visko turim, tik tai jo. Brangus čia cobblestone'as, 10 eurų. Pasiemam porą stakų. Va, 3 stakus. Ir jo. Pasidarom kapukų porą. Tada nusiperkam vandens. Reiktų daugiau. Ir va, bum. Ir dabar dar reikia susižymėti, iki kur mano rezidencija eina. Nes rezidencijos čia nėra labai didelės.
kas nėra labai smagu, bet ir gerai, nes kiti žaidėjai negali turėti labai ten didelių resų. Tai ir tame pliusas. Bum, čia va kampas. Ai, nu šiaip aš manau turiu tikrai didelę rezidenciją. Tai bum, va. Tai jo, turim, manau, visai nemažą resą. Ir ką, pradedam nuo čia, tai va. Čia eis vanduo, tada 1, 2, 3, 4 vanduo, 1, 2, 3, 4 ir vanduo. Dabar su šiupeliu galim praeiti. Vat kažkur iki tiek. Oi, čia vanduo. Nu tai jo, va iki tiek galim praeiti. Ir jo, ir manau, turėsim tikrai didelę fermą. Tai jo. Tai va, sugrįžom. Žemės išartos. Dabar trūksta tikrai, netikrai, o tikrai sėklų, kurių mes galim biškį užsipirkti ir tada vėliau kitas gausim tiesiog augant šitoj fermai. Tai jo. Dar 5 sėklų užsiperkam. Ir viskas. Ir tada lauksim, kol mum užaugs. Paieškosim XP fermų ten, kur gal kokių kaulų duoda. Nes mums tikrai praverstų dabar visai. Ir jo. Ir aš manau, čia galim pasidaryti mini sugarcane fermą. Štai va vietoj prie šito vandens. Ir jo. Bus greičiau tiesiog pinigai. Ir jo. Gal aukcione kažką rasim. Po 105 tūkstančių. Nenoriu. Šiaip villageregai būtų labai geras dalykas. Meisas 405 štukų. Vadėm. Anglės traktai. Opa, radom XP fermą. RSTPXX. RSTPXX. Tai jo. Gerai, tai čia. XP ferma visam laikui. Smilkalė. Ir viskas. Ir čia yra creeperių ir bleizų. O creeperių ir bleizų turbūt verta, jeigu žmogus pastatė. 3 eurai. 375. Tai turbūt jo vertingiausia. Na jo. Tai pasifarminsim. Dabar pasifarminsim biškį XP. Iki kokio 30, tada užsienčentinsim pickaxe fortune. Jeigu pais. Ir tada jo. Tada mes sugrįšim. Ir eisim, manau, minint copperą, nes vienas copperis yra 3 eurai, nekep. Tai jo, sugrįšim, kai pasidarysim, manau, XP ir pasidarysim dar fortune pickaxe. Tai jo, 10 eurų. Nes va, atrajam 3. Tai jo, tai copperis čia labai vertingas. Tai jeigu turit fortune pickaxe, tai tikrai atrodo jis čia ką labai nevertingas, bet pasižiūrėjus į shopą, tai jis tikrai vertingas. Iš pradžių naujokam. Čia patarimas tik naujokam. Tie, kurie prasižengia, tai nemanau, kad jie čia minins tą copperį, tai jo. Naujokai pasidarykit pickaxe fortune 3. Kad ir fortune 2 būtų, bet svarbiausia, kad būtų fortune.
Ir jo, ir tada tiesiog einat ir va tai va pamainios. Ir paskui prisipildat pilnas inventorius ir paskui tiesiog pardavinės. Ir va tai va pas jumis atsiranda daug pinigų.